TN IPS, va, ką tai reiškia? Tai yra pagrindiniai ekranų matricos tipai. TN panelės tipas. Yra vieni iš pigiausių monitorių, jie dažniausiai turėdavo greičiausius atkartojimo dažnius. Tačiau jie turi gan blogus žiūrėjimo kampus. Jeigu pasižiūrėsite labiau iš kampo, iš karto spalvos bus pranykę. Tada einam link IPS ekranų, kurie yra dabar vieni iš populiariausių ekranų. Anksčiau nebūdavo tokie populiarūs žaidimams, vien dėl to, kad jie neturėdavo aukštą atnaujinimo dažnį, tačiau jie turėdavo pačias geriausias spalvas iš visų. IPS ekranai dažniausiai turės HDR. Tada perinant prie VA panelės tipo, tai yra netoks populiarus variantas, tačiau jie yra labai geri dirbantiems su dizainu, todėl kad jie turi labai aukštą kontrasto ratio. Jeigu ieškosite naujo monitoriaus ir pamatysite TN, IPS ir VA, dabar žinosite, ką tos raidės reiškia. Kokį ekraną naudojate jūs ir kam jį naudojate? Pasakykite komentaruose, pasižiūrėsim.